Labadiena, brangiai. Čia aš jūsų Nerijus Kasmakovas. Žiūrint Facebooką, kom dalinasi draugai, ką mes matom, ką daro mūsų vyriausybė. Tikrai eina iš proto, nori atimti paskutinius mūsų pinigus ir pakelti mums nekilnojamą turtą. Be sutikimo mūsų naudotis mūsų pinigais bankuose. Kasgi darosi? Iš kurgi tie antžmogiai, kurie šiandien yra valdžioj? Kokį jie yra suėdę šieną, kuris leidžia jiem taip atsinešti savo tautai? Ar jie yra atskridę iš kosmoso? Ar jie, nežinau, gal jie ne Lietuvoje gimė? Gal jų tėvai, jie patys nestovėjo 1990 metais, kaip mes sugebėjome sulaužyti Tarybų Sąjungos kaulus, nebijojom KGB. Mesgi padarėm viską, kad gyventi taip, kaip mes turim gyventi, kaip mums buvo žadėta. Mes tuo metu neturėjom nikokių įsipareigojimų. Dabar, aišku, mums davė tų kreditų, paskolų, kur mumis pašokdino, pasadino, mes negalim išeiti į gatves dėl to, kad bus viskas atimta. Jūs įsivaizduokite žmonės, kurie tikrai gyvena labai sunkiai, kaip jiem reikės mokėti. Tai ką, pasivažiuos antstoliai ir varys jos į laukus? Tai aš negaliu suprasti, ar mes ilgai Lietuvos piliečiai taip klausysim tą, ką jie daro ir klausysim tos, kurie jie palaiko vardant Lietuvos? Vardant kokios Lietuvos? Jūs man pasakykite. Mūsų vėliava Lietuvos greit praras spalvą geltoną, žalią ir raudoną. Jinai taps gryna juoda su ženklu piratų. Tai jeigu mes norime toliau visą tai, ką jie mums šiandien teikia, turim teisę neišeiti, tylėti. Bet visiems noriu pasakyti, mes turim kažką tai keisti. Mes turim išgirsti vienas kitą. Mes turim pasakyti, gal atėjo laikas mums tapti tikrai vėl tais pačiais lietuviais, kokiais mes buvom 1990 metais. Ir nustoti šnekėti ir nieko nedaryti. Atėjo laikas imti tuos įrankius, kurie tikrai padės mum apginti savo Lietuvą, savo būstą, savo namus, gamyklas. Mes esam jų darbdaviai, ne jie yra mūsų vadovai. Dabar žiūrėkit, kaip viskas pasisuko. Mes esant jų darbdaviai, tai šitie darbdaviai viską apsuko, dabar mes esame jų vergai. Brangieji, ar ne laikas tikrai sukurti reikiamą partiją, kur tikrai pasitikėti vienas kitu ir padaryti tai, ką aš jums parodžiau? Jeigu jūs nenorite tą, ką aš darau, pagalvokite patys, ką jūs norite. Jūs dabar taip bijote, ką aš jums parodžiau. O rytoj šitie antžmogiai viską atims. Ir jūs ateisite vieną puikią dieną į savo bankus, sąskaita bus nunulinta. 22 milijardai, kuriuos jie parodė mums praeitais metais, kad turi Lietuvos piliečiai bankuose, tai nėra didelė suma, kuriais jie dabar naudojasi ir iš tų pinigų daro vidaus produktą. Kada pinigų nebus, mes paimsim šakes, eiti jos pakelti ant šakių, jų nebebus. Jie bus ten, kur jų yra namai, vilos kitose valstybėse. O kiti Anglijoje atidarys valstybė, kurie ištrimta iš Lietuvos, kur yra Lietuvos žmonių auksas, kurį jie panaudos ir vėl visą prašyks. Į mokyklą, kur už manęs, į garsai vaikų, jų greit Lietuvoje nebebus. Yra pastatyti, ir aš žinau vieną dalyką, kad Lietuvos piliečių turi būti 1,6 milijonai. Jūs norite ir to? Valio, važiuojam. O aš kviečiu jumis susimastyti ir pasakyti. Gana. Keičiam viską, ko reikia ir kaip reikia.
Jūsų Nerijus Ksmakovas.